Tai kolegos, sveiki susirinkę, ačiū labai, kad taip operatyviai, iš tikrųjų keletą gal daugiau temų norėjau šitam posėdį paliest, bet mūsų du pagrindiniai žmonės iš administracijos, tai Lina ir Laura konferencija yra šiandien, tai tiesiog negali prisijungti ir pristatyti, nes vienas iš klausimų mano buvo būtent kaip judame su pasiruošimu deklaracijai, kad jungtumėmės prie žmogaus miestų programos. Tai žinau, kad vyksta procesas, bet sutarėme, jeigu dabar Lina patikslink, deadline'as yra berods lapkričio 27. 25. Penkta, va, taip ir Jo. galvoju, 5 ar 7. Tai bet kokiu atveju tada gal pati šiandien aš parašysiu laišką, kad visus komisijos narius pridėsiu, kad bent jau mums pristatytų trumpą update'ą, kaip vyksta, žodžiu, jau turinio rengimas ir tą 25 dieną gausim jau suderinimui pradinį turinį, nes labai norėtumėm, kaip kalbėjom, kad į gruodžio tarybą jau norėtumėm išsidiskutavę keliauti. Tai aš savo šitą pasižymiu tada. Tai gerai, gal tada su darbotvarke. Ar galime kolegos bendrų sutarimų pasitvirtinti šiandienos darbotvarkę? Prieštaraujančių matau nėra. Ačiū. Tuomet darbotvarkę pasitvirtinę. Kvorumas mūsų yra, jau prieš tai tas pasitikrinome. Tai gerai, tuomet antras klausimas, iš tikrųjų norėjau čia gal šiek tiek visus ir supažindinti su naujausia ta informacija, tai dėl Vilniaus miesto galimybės organizuoti Europride renginius 27 metais. Čia gal toks, kas iš naujesnių komisijos narių. Tai pristatysiu, kad turime tai įsirašę į mūsų koalicijos programą, sudaryti prielaidą Europride renginių ciklui Vilniuje ir galvojame, kad 27 metai būtų buvę labai logiški, nes 2027 metais Lietuva vėl pirmininkaus Europos tarybai, tai tiesiog būtų buvusi puikia proga skirti kur kas daugiau dėmesio žmogaus teisėms ir apskritai situacijai visoje Europoje. Turime Vengriją, turime ir kitų šalių tam tikrus stipriai signalizuojančius momentus mūsų regione. Tai šiuo atveju Vilnius irgi Lietuva turi tų iššūkių šioje srityje ir mes čia tikrai plačiaja prasme iš tikrųjų kalbėjome. Taip, žinoma, tai yra labiausiai susijęs su LGBTQ+ bendruomenė, bet kadangi renginių ciklas apima ir konferencijas, kurios yra edukacinio pobūdžio ir tuo pačiu gerųjų praktikų miestų pasidalinimai, tai ten apima tikrai daug sričių, kuriuose, tiesą sakant, ir mes kaip komisija dirbame. Tai vienas gal momentas, kad smagu, kad pagaliau Vilnius dalyvavo ir buvo tarp 4 miestų finale, kuris turėjo galimybę, tiksliau turėjo šansą pakovoti dėl galimybės organizuoti 27 metais šitą renginių ciklą. Gaila, laimėjo Turinas, bet tiesą sakant, tai jų jau nebe pirmas bandymas ir iš tikrųjų labai daug turbūt iš kaimynų to palaikymo gavo. Tiesą sakant, jeigu taip iš tos vidinės virtuvės, tai tikrai savotiška Eurovizija vyksta ir čia. Tai tikrai Turinas labai daug to palaikymo iš kaimininių šalių sulaukia. Ir be abejonės situacija, kurią jie pristatė dėl saugumo būtent visos bendruomenės, tai jinai tikrai yra labai sudėtinga. Tai ko gero, tai iš esmės ir palenkė nemažai delegatų balsų. Vilnius, tiesą sakant, tikrai gerai pasirodė, visi su kuo bendravom, nes tikrai daug miestų buvo ir tarybos narių atvykusių, tai teko pačiai bendrauti ir su Ukrainos miestų atstovais ir su Amsterdamu. Amsterdamas beje organizuos 26 metais pasaulio Pride'ą, tai ir visus, žodžiu, jų renginius, tai rimtai nusiteikę, rimtai ruošiasi, tai tikrai radom bendros kalbos. Tai gal tas momentas ir yra, man atrodo, kad Vilnius tikrai puikų šansą turėjo pagaliau dalyvaudamas šitose
šituose prisistatymuose miestų parodyti, kad žmogaus teisės yra tikrai rūpima tema, LGBTQ plus bendruomenės, apskritai lygybės tema yra be galo svarbi. Ir pagaliau, pietų Europos akis pakėlėme į šiaurę, nes tikrai, žiūrint tą statistiką, tai praktiškai turbūt 6 metus paskutinius šitie renginių ciklai vyksta būtent Europos pietuose. Tai tikrai daug kaip ir gerų atsiliepimų ir iš organizatorių, ir iš kitų miesto atstovų, bet, kaip sakau, reikia bandyti, vokiečiai prieėję sakė, sako, žinot, mes sako, iš 3 karto mums pavyko, tai svarbu nepasiduoti. Tai man atrodo, tikrai geras pirmas žingsnis, kolegos, nes tikrai, tiesą sakant, gal reikia pasidžiaugti, kad komanda buvo tikrai plati, mes čia apjungiam iniciatorius iš esmės buvo NVO organizacija, tačiau buvo taip pat komanda ir bendruomenės narių, ir verslo atstovų, kurie palaiko. Iš miesto pusės, be abejonės, mes buvom kaip palaikytojas visos idėjos, tai tikrai, man atrodo, tokia labai įvairi komanda buvo. Ir, sakėm, kad tikrai nesustosim. Tai gal toks trumpas reziumė, kaip sekėsi, bet tikrai, man atrodo, didžiulis žingsnis ir įdirbis padaryta, nes iš tikrųjų teko praktiškai daugiau negu metus dirbti, kadangi pasiruošimas tikrai didelis ir pristatymo, viso to vadinamo bido paruošimas. Tikrai daug kas iš užsienio kolegų prieidinėjo ir sakė, kad tikrai labai kokybiška, Vilnius puikiai atrodo. Tai čia tuo pačiu, mes, kai kalbam apie tokį renginį, visada kviečiu galvoti, kad tai nėra tik vienos bendruomenės kažkokios raitynės ar kažkas, tai yra didžiulis renginių ciklas apimantis konferencijas, edukavimą, švietimą, turizmą, tas pačias investicijas. Tai tiesiog tai yra tikrai labai, labai kompleksiškas dalykas. Tai trumpai būtų iš manęs tiek, jeigu turit klausimų, mielai atsakysiu. Tai prašau tada registruotis ir kelt rankas. Tai Almantai, jūs pirmas, prašau. Dėkoju. Sakykit, Ieva, jeigu vyktų toks renginys Vilniuje, kiek dar papildomai savivaldybė skirtų lėšų to renginio rėmimui, organizavimui ar kitaip? Kokios eilės tai būtų lėšos? 10 000, 100 000? Taip, tai iš esmės turėjom pristatymę tą, orientacinį biudžetą pateikti, tai be abejonės organizatoriai labiau yra apie tą vadinamą fundraisą, tai yra susirinkti pinigus iš palaikytojų, bet miestas be abejonės, kaip rėmėjas idėjos, irgi prisidėtų finansiškai, tai šiemet buvome patikę, kad tai būtų iki 100 000 eurų. Tai be abejonės, bet jeigu toks renginys būtų vykęs Lietuvoje, tai čia jau tikrai ne tik miesto klausimas, čia yra ir vyriausybės klausimas, paprastai kitų šalių patirtis. Pavyzdžiui, Maltos, pernai Maltoje vyko, tai visiškai dengia vyriausybė, kuris skyrė tam praktiškai 5 milijonus eurų. Tai yra tikrai, labai. Taip, prašau, Lilija, Henrika, keletą. Sveiki, labai smagu vėl visus matyti. Aš tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes nesam vienos temos iš tikrųjų komisija. Apie FemCities konferenciją mes negirdėjom tokio entuziazmo ir jokių, reiškia, 1000 eurų atrodė visiems per brangu ir jokių 100 000 nėra apie tai kalbama. Tai yra moterų žmogaus teisų sritis, aš labai prašau, kad tai būtų fiksuojama ir kad tai būtų atsižvelgiama. Labai dėkui. Visa širdim pritariu šitam renginiui, bet prašau simetriško dėmesio kitom žmogaus teisų sritim. Dėkoju. Aš, Lilija, Henrika, tik noriu priminti, tai yra mūsų koalicinės darbotvarkės klausimas, kuris politiškai buvo jau įsipareigotas ir tiesiog aš gera valia ateinu į žmogaus teisų komisiją pristatyti, kur irgi su šitu klausimu judame, o be abejonės, tai ką jūs sakot, moterų visas mūsų failas smurto prevencijos tikrai yra vienas iš prioritetinių ir kaip jau ir mes kalbėjom, čia šiuo atveju ką ir su vicemere kalbėjom, reikia irgi žinau, kad jau pradėti darbai dėl tos vadinamos mažosios programos, kad NVO galėtų su diskriminaciniais dalykais dirbti per būtent švietimo liniją. Tai čia irgi trumpas rakursas apie tai. Almantai, prašau dar jūs ir tada turbūt gal judėsim prie kito.
Jo, aš trumpą pastebėjimą. Mano būtų patarimas koalicijoje partneriam pasitart dėl tokių renginių organizavimo, dėl jų siekimo, nes jeigu nori koalicija, kad nacionalinis susivienimas daugiau laimėtų mandatų ir būtų sėkmingesnis, tai prašau, jūsgi akivaizdžiai matot atoveiksmį, kai viskas vyksta. JAV įvyko kardinalūs politiniai lūžiai dėl to, kad tame tarpe ir šita kraštutinė kairioji ideologija, kuri turi šaknis totalitariniam marksizme, jau peržengė tam tikras ribas. Na tai tiesiog pastebėjimas toks ir man atrodo ir dabartiniai rinkimai į Seimą jau turėjo duoti aiškų signalą. Ačiū. Ačiū gerbiamas Almantai už įžvalgas, tai gal tik tai pasakysiu, kad na kaip ten bebuvę, bet irgi dabar valstybėje turime situaciją, kad dažniau turime teisintis užsienio partneriams ir sąjungininkams su tuo, kas vyksta Lietuvoje ir tikrai prarandame tos karmos taškus, kuriuos dideliu darbu visi esam sukūrę iki to su mūsų visų įvaizdžiu ir reputacija. Tai man atrodo, kad tiesiog dirbkime kažkaip protingumo principų ir nepamirškime, kad esame už lygybę ir įvairovę, nes toks yra tokia Vilniaus kryptis, atviras visiems Vilnius. Dovydai, prašau. Jo, čia pas mane kažkaip sunkiai kelinėjasi ta ranka, bent jau pas mane interfeisą nerodo, bet aš tiesiog sureaguosiu į Almantą, nes jau antras sykį aš matau jį kalbantį iš eilės mūsų susitikimuose, kaip nacionalinis susivienijimas kyla. Nu, prisiminkim, kad jis taip žaibiškai kildamas, kaip jūs Almantai įvardinate, ir taip stipriai besileidžianti, kaip jūs vėlgi įvardinat Laisvės partiją, kažkodėl vis dar nesusikerta populiarumo rėžyje. Aš nemanau, kad mes darydami kažką, čia jums kažką tai pridėsime. Nelabai jūs turite pagreičio tam. Tiesiog kalbėkime apie dalykus ir būkim dalykiški. Ačiū Dovydai, ačiū kolegos už pasidalintus matymus, mintis ir pastebėjimus. Tai dabar gal siūlau tada, Dovydai, jeigu daugiau, ar ranka čia iš anksčiau, ar dar nori kažką pasakyti? Paruok ją, nesakau, kažkaip ko gero mano programa užstiktų. Gerai, pasitikslinu, ačiū. Tai tuomet, kolegos, kviečiu pereiti prie kito klausimo, tai yra tikrai svarbus klausimas, kur kažkaip dar komisijoje to greičiausiai platesnio pristatymo ir neturėjom. Tai dėl to labai irgi norėsiu sužinoti, nes šiek tiek jau judinam ir užsieniečių temą, dar po to galvot po šito pristatymo irgi turiu minčių, ko iš kolegų mūsų komisijos prašysiu toliau apie temas, bet šį kartą tikrai norėsiu išgirsti, ką Vilniaus mieste ir administracija daro, esam vis tiek įsipareigoję miestą turėti pritaikytą visiems patogų. Tai trečias klausimas dėl universalaus dizaino taikymo Vilniaus mieste. Turime pranešėją, socialinės gerovės skyriaus patarėją, universalaus dizaino koordinatorę Aną Staševičienę, kuri žinau, kad tikrai konsultuoja net valstybiniu lygiu visas organizacijas, kaip pritaikyti irgi ir prieigas, ir pačias patalpas visiems. Tai Ana, nematau dabar, matau jau gerai, ekranas daug žmonių. Tai sveiki ir prašau, žodis jums. Sveiki visi, dėkoju už pakvietimą. Iš tikrųjų labai smagu kalbėti apie lygias galimybės ir apie prieinamumą. Aš iš tikrųjų norėsiu tik tai pasidalinti skaidrėmis, kadangi man taip yra paprasčiau. Dabar aš tik taip. Jo. Matote? Matom, viskas tvarkoja. Taip, tai iš tikrųjų situacija yra tokia, 23 metais sausio mėnesį taryba patvirtino universalaus dizaino strategiją, kuri buvo rengiama apie 2 metus, gili analizė ir parinktos priemonės. Šiandien aš tiesiog trumpai pristatysiu, kas yra daroma,
šiuo metu, kas buvo padaryta ir kaip mes judam su šiuo klausimu. Pirmiausia, kai mes dar rengėme strategiją, tiesiog išanalizavom, kad pagrindinis toks bazinis taškas, kad svarbu visų kaip ir suvienodinti supratimą, kas tai yra. Ir šitas klausimas išlieka svarbus, tiesą sakant, ne tik Vilniaus mieste, bet ir visoje Lietuvoje ir visose institucijose. Vilnius išsiskiria tik tai nuo kitų miestų tuo, kad mes turim strategiją ir mes sistemingai, nuosekliai judame link to, kad miestas būtų prieinamas visiems, neišskiriant kažkokios konkrečios grupės, kas ir numatyta netgi universalaus dizaino apibrėžime. Pirmieji tokie svarbus akcentai, į ką daugiausia dėmesio buvo skirta šiais metais, ir tai atitinka ir iškeltom priemonėm ir uždaviniams. Tai vienas iš uždavinių, tai yra dėl darbuotojų žinių gilinimo, supratimo didinimo, nes manau, kad tai yra pagrindinis aspektas, kai iš tikrųjų yra suprantama, kas tai yra, tai atsiranda natūralūs sprendiniai, vykdant kažkokius darbus, netgi nuo bendravimo su klientu iki infrastruktūros objektų, kai tu supranti, kad visi mes skirtingi ir tai yra norma, tai atitinkamai priimami ir tikslesni, geresni sprendimai. Dabar tokia situacija, kadangi mes mokymų programą kai tokią jau turim, aš pati vedu mokymus visoje Lietuvoje ir šiai dienai tikrai mano noras ir yra galimybės suderinti mokymų programą su Lietuvos architektų rūmais ir galbūt su Riomerio universitetu, tam, kad mūsų specialistai turėtų kvalifikacija, tai yra tam tikra atestacija, kas, manau, yra labai svarbu, ir mes galėsim džiaugtis, kad Vilnius turės nemažai darbuotojų, kurie turės atestaciją šioje srityje, kas yra labai svarbu. Bet tuo tarpu 24 metais mes tikrai organizavom nemažai mokymų. Iš viso mokymuose dalyvavo beveik 300 specialistų. Tai yra ne tik administracijos darbuotojai ir specialistai, bet ir buvo didelis dėmesys irgi skirtas švietimui. Tai praktiškai dalyvavo visų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų atstovai mokymuose. Taip pat yra apmokyti nekilnojamo turto specialistai, kadangi jie prižiūri statinius ir kadangi yra paleista kaip ir nacionalinė sistema stasis.lt, kaip vertinimo pastatų, statinių prieinamumo vertinimo įrankis, tai nekilnojamo turto specialistai apmokyti naudotis tą sistemą ir jie tikrai vertina ir vis daugiau statinių įvertintų atsiranda Lietuvoje. Taip pat yra apmokyti skirtingų skyrių specialistai. Praktiškai kiekviename skyriuje mes turime po apmokytą specialistą, tačiau siekiamybė yra tokia, kad mes galėtumėm suburti komisiją, atskirą komisiją dėl prieinamumo, kurioje ir būtų šitie specialistai. Taip pat ir įtrauktumėm asmenys su negale, su įvairia negale, kad mes turėtumėm komandą panašią, kaip mes dirbom rengdami pačią strategiją.
Taip pat šiais metais įvyko tokia gili sveikatos priežiūros įstaigų pavaldžių savivaldybei prieinamumo analizė. Aš asmeniškai apvažiavau kiekvieną įstaigą, mes įvertinom, turim rezultatus, žinom, kur judėti ir administracija tam jau skiria finansavimą. Taip pat pastebėjome, kad dalis pačių, kad ir sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo kaip kliūtis yra infrastruktūra, tai yra patekimas, šaligatviai, parkavimo vietos ir panašiai. Tai jau yra sutarta su Grinda ir jie tvarko ir aplink gydymo įstaigas su tuo susijusią infrastruktūrą. O pačiose sveikatos priežiūros įstaigose dabar mes turim planą sutvarkyti patekimą, tai reiškia įėjimą ir registratūrą, klientų aptarnavimą. Nes visko iš karto apriepti yra sudėtinga, bet čia yra tokie pagrindiniai taškai, kurių sutvarkius turėtų paaiškėti ir pagerėti bendras prieinamumas. Tuo tarpu teko irgi ir tenka konsultuoti, sakykime, architektus, kurie renovuoja arba projektuoja statinius, daugiausia kreipiasi būtent iš sveikatos priežiūros įstaigų, tai tikrai nemažai teko ir konsultuoti, ir pabendrauti, žiūrint, kad būtų priimami logiški ir visiems prieinami sprendimai. Taip pat šiais metais įvykus negalios reformai, kadangi įsigalioja atnaujintas socialinės integracijos įstatymas, kuris dabar vadinasi asmenų su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas, šalia jo eina informacinio prieinamumo rekomendacijos, kurios taip pat turi teisinį pagrindą. Ir Vilniaus miesto savivaldybės specialistai tikrai jų nemažai dalyvavo dėl informacijos prieinamumo mokymai, tikrai nemažai jų dalyvavo, bet siekiamybė yra, kad savivaldybėje būtų priimta ir įtvirtinta tos rekomendacijos turinčios viduje teisę. Tai, kai jau padarė dalis nedidelė, bet tikrai yra kitų miestų savivaldybių, kurios įtvirtino rekomendacijos kaip vidinį teisės aktą. Tai vat, ir vakar, visai va čia šviežiai, vakar vyko mokymai judų specialistams. Aš taip kol kas parašiau, kad dalyvavo apie 20, bet galbūt ir daugiau, tiesiog dar neturiu, man turi atsiųsti sąrašą. Tai mes kalbėjom apie susisiekimo prieinamumo didinimą, labai sėkmingi buvo mokymai ir manau, kad ir kas liečia susisiekimą, po truputį situacija turės gerėti. Turim kol kas tokį problema, tai transporto balsas, kurio sutvarkymas tikrai užtruko, ir iš visuomenės girdžiu nemažai nepasitenkinimo šiuo klausimu ir nesmagu, kai kitų miestų netgi gyventojai su negale negeruoju mini Vilnių dėl būtent transporto balso, bet judu apie tai žino ir žada, kad šiais metais dar spės sutvarkyti iki galo, kad veiktų jis be trukdžių. Kitas dalykas, kurio čia neįrašiau, mes vasarą turėjom nemažai problemų dėl lauko kavinių, bet šiemet tai problemos buvo kitokios, nes prieš dar keletą metų didžiausia problema buvo tame, kad lauko kavinės išsiplėsdavo ir užimdavo
didelį dalį šaligatvio, kas buvo kliūtis pravažiuoti su neįgaliojo vežimėlį arba mamoms ir panašiai. Tai šiais metais tokios problemos mes jau kaip ir nebeturim, nes pagerėjo kontrolė, tačiau turim iš bendruomenės aktyvių žmonių, kurie apvažiavo ir patikrino visas lauko kavines. Ir tokia atsirado mada, kad dauguma lauko kavinių dabar yra statomos ant terasėlių. Ne visur jų reikia, nes jos reikalingos, jeigu yra nelygus paviršius, tam, kad jį sulyginti. Tačiau visur, kur tik galima, yra statomos terasėlės, galbūt jos gražiau atrodo ar panašiai, tačiau iškylo ta bėda, kad praktiškai ten, kur yra terasėlės, tai asmuo judantis vežimėlio pagalba, jis negali lauko kavinėje atsigerti, kad ir kavos. Buvo bendrauta su kavinėm, konsultuota nemažai ir yra planas kitiems metams, kitai vasarai tiesiog peržiūrėti licenzijų išdavimo tvarką ir numatyti tam tikrus svarbius punktus, kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgta. Kalbant apie būtent tą visą nacionalinį kaip ir vertinimą, kadangi prie to vertinimo esu prisidėjus ir darau analizę ir turiu šviežius visus duomenis ir noriu tiesiog trumpai pristatyti, kaip atrodo Vilniaus miestas. Duomenys yra paskutiniai duomenys, kuriais aš vadovaujuosi ir kuriuos analizuoju, yra spalio mėnesio. Tai tikrai yra švieži duomenys, kadangi, kaip ir minėjau, mes buvom ir strategijoje numatė. Turiu. Kolegos, kažkas mikrofoną įsijungia, kalbate telefonu, tai prašau užsitildyti. Ačiū. Atsiprašau, Ana. Viskas gerai, tiesiog galvoju, gal kažkas klausimų užduoda ir panašiai. Dėl klausimus po to pirmą pristatykit ir tada jau su klausimais padiskutuosim. Ačiū labai. Tai kadangi buvo strategijoje numatytas kaip uždavinys sukurti interaktyvų žemėlapį bei įrankį, kurio pagalba galima būtų įvertinti pastatų prieinamumą, bet praeitais metais pabaigoje, kadangi atsirado nacionalinis įrankis su žemėlapiu, tai atskiro nėra kaip ir prasmės kurti. Tikrai visa informacija yra bendrai prieinama stasis.lt ir Vilniaus miesto skyriai ir, pavyzdžiui, ir institucijos turi savo paskyras, kuriuose gali tiek vertinti statinius, tiek atnaujinti duomenis, o žmonės viešai gali žemėlapį arba atfiltruoti pagal pavadinimus konkrečią įstaigą ir pamatyti konkrečios įstaigos prieinamumą. Rezultatai yra nedžiuginantis, bet nedžiugina rezultatai visoje Lietuvoje. Sakykime, šioje vietoje Vilnius kažkuo ypatingai neišsiskiria. Labai panašios tendencijos matomos visoje Lietuvoje. Ir dėja, mes turim Lietuvoje gal apie 80 įstaigų iš beveik 2700, kurios atitinka minimalius reikalavimus. Nes ir visas vertinimas ir klausimynas tai yra minimalūs baziniai reikalavimai su ta mintim, kad aišku gali būti ir geriau. Tai čia yra minimalūs, kurių laikytis įpareigojo mūsų galiojantis teisės aktai. Tai situacija yra tokia, kad bendrai paėmus bendras prieinamumas pagal pastatų paskirtis, tai kas yra įdomu tai, kad gydymo įstaigos iš tikrųjų
geriausi rodo, bet čia tokį dalinį prieinamumą, bet ir tarp gydymo įstaigų yra labiau atitinkančių įstaigų, kurios labiau atitinka negu neatitinka. Tuo tarpu mes turim didelę problemą su kultūros įstaigomis, akivaizdžiai jų prieinamumas yra mažiausias, bet Lietuvoje iš tikrųjų kultūra tarp neprieinamų pirmoje vietoje. Taip pat turim didelę problemą ir didelį iššūkį, turint omenyje įtraukųjį ugdymą, tai antroje vietoje iš nepritaikytų yra švietimas. Tai švietimo ugdymo įstaigas tikrai yra problemų. Tuo tarpu, ką aš noriu atkreipti dėmesį, kad ugdymo įstaigoms yra, nes matot kaip, kai įstaigų valdytojai vertina savo paslaugą, tą statinį arba statinio dalį, jie pasirenka pagal paskirtį ir jeigu paskirtis yra švietimo paskirties, tai jie turi papildomus klausimus susijusius būtent, tie klausimai, ten yra 2 papildomi klausimai, ar turi sensorinį kambarį ir nusiraminimą erdvę. Tai aš nustebau, kažkaip Vilniaus mieste mes turim 280 įstaigų ir visos nurodė, kad tokius kambarius jie turi. Tai čia vienintelis toks geras dalykas. Kalbant apie kriterijus, tai matom, kad pagal visus kitus kriterijus dėja mes nesiekiam net dalinio prieinamumo. Blogiausia, ir čia pagal dar negalės tipus, čia minimaliai išsiskiria tai, bet labai panašiai ir visoje Lietuvoje, kad judėjimo negalia yra kiek geresnis prieinamumas, blogiausias prieinamumas yra pažintiniam funkcijom. Bet čia vėlgi ir paskui ir rega irgi turi menką prieinamumą, bet čia tikrai yra logiška, nes logiška ir paradoksalu, nes pirmas techninis reglamentas, kuris numatė reikalavimus būtent statiniams dėl prieinamumo asmenims su negalia, jis įsigaliojo nuo 2001 metų. Tai įsivaizduojat, 20 metais jį pakeitė kitas. Bet logika tame, kad pirmasis STR-as jis buvo ir netgi praktiškai iki 22 metų, jeigu buvo kalbama apie prieinamumą, visur akcentas ir net teisės aktuose buvo parašyta, kad pritaikymas asmenims su judėjimo negalia. Tai atitinkamai kažkokios pastangos ir kažkoks prieinamumas judėjimo negaliai yra, tačiau visai nesenai mes pradėjom ir nacionaliniu mastu galvoti apie kitas negalias, kitas asmenų grupės. Blogiausias yra dėja atvykimas iš visų, sakykime, prieinamumo dalykų. Geresnis už blogesnius yra valdikliai, nes tiesiog ir pagal kitus techninius reglamentus valdiklių aukščiai yra nurodyti, tai tikrai yra geresnis. Mane labai liūdina, kalbant apie saugą. Ir aišku, blogiausias iš blogiausių yra klausos negalia asmenims, nes maža to, kad kiek žinau ir Vilniaus miesto savivaldybėje administracijoje visai sąlyginai nesenai atsirado garsinis pavojaus signalas, anksčiau jo nebuvo ir per bandymus buvo pastebėta, kad žmonės tiesiog
arba kabinete lieka, arba lieka tualete. Tai bet kalbant aplamai apie saugą, apie priešgaisrinę saugą ir kitus dalykus, tai čia tikrai, aš manau, galėtų būti vienas iš prioritetų, kad ir čia ne tik savivaldybė, čia visas miestas. Tai yra visas miestas, iš viso dabar mes turim duomenų iš 564 įstaigų Vilniaus mieste. Tai atvykimas ir horizontalus šiaip judėjimas, man labai buvo keista, kodėl horizontalus toks prastas, net kelis kartus tikrinau savo duomenų lenteles ir formulės ir panašiai, bet paskui tapo viskas aišku, atrodytų iš tokių gan smulkių ir lengvai pataisomų dalykų kai kuriuose vietose, kai kur tai yra nelengvai ir neįmanoma, nes statiniai yra senos statybos, tai yra dominuoja durų plotis, slenkščiai ir per siauri koridoriai ir panašiai. Tai dėl to ir šita problema ryški yra visoje Lietuvoje. Kalbant apie atvykimą, kadangi ir vakar vedžiau mokymus judu, tai tiesiog buvau pateikus jiems šitą skaidrę, bet jinai aktuali ir bendrai, kadangi atvykimas yra prastas. Atvykimą sudaro 3 kriterijai, tai yra prieinama trasa, automobilių parkavimas ir viešojo transporto stotelė. Tai prasme, kaip mes atvykstam, taip toliau ir panašiai. Šioje vietoje, aišku, nesiekiam net dalinio atitikimo, viskas žemiau, geriausias prieinamumas judėjimo negalė yra viešojo transporto stotelės, tai kiek virš 30, tokių mes turim procentų įstaigų, bet stotelių, kaip matot, irgi nedaug, tai yra 126, kas irgi tam tikras statistinis reikšmingumas kelia abejonių. Tuo tarpu bendrai paėmus blogiausia situacija su automobilių parkavimo vietomis, kur irgi mums kaip savivaldybei tikrai reikėtų kažkaip, nežinau, susijimti ir atkreipti į tai dėmesį, kadangi tvarkant kelius, sakykime, jeigu yra automobilio parkavimo vieta, sakykime, kai mes statom prie šaligatvio, tai didžiausia bėda yra tame, kad nėra nuleista bortelio. Ta prasme, iš vienos pusės kaip ir neblogai, mes tų vietų galbūt turim pakankamai, kai tvarkom gatves, bet nenuleidžiam bortelį ir iš tikrųjų žmogui neįmanoma vis tiek prisiparkuoti ir paskui kitas dalykas arba parkuojamasi, bet žmogus lipa į važiuojamąją dalį, kas yra labai nesaugu. Tai tam tikri niuansai, nes viskas susideda iš niuansų. Tai yra tie niuansai, bet realybėje tas labai blogina situaciją. Tai būtų šiandien trumpai tiek, aš galėsiu atsiųsti skaidres, kad jeigu toks poreikis yra. Tai ačiū labai. Ačiū, Ana, už pristatymą. Tikrai labai norėsim skaidrių, tokių gerų įžvalgų. Aš irgi čia bekalbant jums prisižymėjau, turbūt, nežinau, 2 puslapius, bet leisiu, kolegos kantriai laukia. Tai Almantai, žodis jums dabar, kolegos, klausimam. Kelkit rankas, kas turit. Dėkoju, Ana, už pristatymą. Aš norėjau paklausti apie situaciją su galimybę judėjimo negalią turintiems žmonėms savarankiškai su neįgaliojo vežimėliu patekti į daugiabučius namus, į jų laiptines. Senos statybos pirmoje eilėje aš turiu omeny. Tai, žinom, dalis yra be liftų, 5 aukščiai, tai ten labai didelės būtų investicijos, kitur, kur liftai yra, jos irgi reikalingos. Aš nesu tikras, kaip dabar yra sprendžiamas klausimas, jeigu atsiranda neįgalus žmogus,
ar čia jis atskirai tada turi kreiptis į savivaldybę ir tą vykdomą investiciją, ar čia visgi yra tai, kad gyventojai turi pritart, kad tos investicijos vykdomos, nes jie visi turi jas padengti ir tada, įsivaizduoju, kyla kitų gyventojų nepasitenkinimas, nes nu, dauguma gal tos ir empatijos pritrūksta ir reiškia, o ten yra tik kelių žmonių. Problema kitas dalykas, kad tengi gyvena senjorai daugiausia ir jie vieną dieną viskas gerai, o kitą dieną reikia sėsti į vežimėlį. Tai ar planuoja savivaldybė vykdyti kažkokią tai programą? Pirmoje eilėje, aišku, tuose namuose, kur yra liftai, tai ten greičiausia galima išspręsti ir daugiausia tų gyventojų, taip sakant, pagerintas sąlygas. Va dabar išgirdom, kad sutaupysim 100 000 Europride 2027, gal tas lėšas galima panaudoti. Kaip yra, šiek tiek plačiau papasakokit apie šitą sritį. Ačiū. Ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, yra nacionalinė programa būtent būstams pritaikyti ir Vilniaus būstas tvarko šiuos klausimus. Asmenys kreipiasi dėl būsto pritaikymo ir čia finansavimą iš dalies skiria Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Problemų čia yra daug, kaip ir jūs paminėjot, kaip čia padaryti, kai daugiabutis be lifto, iš tikrųjų tai yra pakankamai daug problemų ir iššūkių, tačiau aš kai universalaus dizaino koordinatorė su būsto pritaikymo programa nedirbu, kadangi čia yra toksai irgi skirtumas, nes būsto pritaikymas jis yra kaip ir individualiam asmeniui, čia nėra kaip ir siekiamybė, nepatenka taip tiesiogiai po universalaus dizaino ir prieinamumo didinimų klausimų. Bet klausimas jūsų paliestas labai svarbus ir aš manau, apie jį reikia kalbėti, tai šiuo atveju tikrai galit pakviesti iš Vilniaus būsto komandos, kad jie plačiau papasakotų, nes yra ir eilės, ir finansai, ten daug yra klausimų ir probleminių klausimų. Gal tiesiog galėtumėte atsiųsti informacijos daugiau apie tai, kai siūsit pristatymą, kad Gerai. Būtų aiškiau ir kur pasižiūrėti, ir gal kažkokią pagrindinę informaciją turit, gal kolegos galėtų kartu tuo pačiu jum persiųsti ir jūs kartu atsiųstumėt. Ačiū. Gerai. Ačiū, Anetana. Almantai, Rasa, prašau. Jo, tai dėkui, Ana, už pristatymą iš tikrųjų ir mano toks klausimas galbūt bus labiau su siekiu pasitikslinti, nes buvo užsiminta jūsų pranešime apie gydymo įstaigas ir nepasiekiamumą visose, sakykime, iki registratūros netgi. Tai mano klausimas būtų toksai, ar tai siejasi su savivaldybių pavaldžiomis įstaigomis, nes dabar kiek bandau atsekti, reiškia, mes lankėmės beveik visose ir kaip ir nebuvo užfiksuota tokia problema, bet kadangi, aišku, tas tinklas gydymo įstaigų yra daug platesnis ir ne visos jos yra savivaldybei pavaldžios, tai šitoj vietoj tiesiog truputėlį tą išgryninimą norėčiau išgirsti iš jūsų, nes pirmiausia, manau, kad mes kaip savivaldybė turime susitvarkyti su savo turtu ir ar vis tik tai dar mums pavaldžiom įstaigom, reiškia, yra likę šitų problemų, kad mes dar ir jeigu yra likę, kiek aš žinau, iš sveikatos skyriaus turiu, sakykime, kažkokios informacijos, kad yra vykdomi kažkokie remontai, tai ar to pakanka? Tai ačiū. Ačiū labai. Iš tikrųjų, mes inventorizavom ir išanalizavom Vilniaus savivaldybei pavaldžias įstaigas, tai, man atrodo, 22 įstaigos su padaliniais. Tai iš tikrųjų visgi buvo nustatyta būtent dėl patekimo ir vicemerės buvo iškeltas tikslas dėl būtent prioriteto skirimo registratūroms. Tai tas yra. Kitas dalykas, kad
iš tikrųjų vykdomi remontai. Yra, nežinau, kada bus atidaryta, bet tikrai jau į pabaigą vyksta Vasaros gatvėj naujas korpusas, visiškai naujas, tai teko konsultuoti nuo projekto rengimo iki kokias, kaip turi atrodyti numeriai ant kabineto. Tai yra visą laiką turi būti sisteminis, kompleksinis požiūris į visus šios dalykus. Jie apima daug sričių ir mes negalim išskirti kažkokio vieno elemento arba vieno kriterijaus ir sakyti, kad bus viskas gerai. Nes bet kurios įstaigos prieinamumas tai yra kompleksinis klausimas, kuris prasideda nuo informacijos prieinamumo, tai reiškia, žmogus turi sužinoti, kad tam tikra įstaiga atlieps jo poreikiams. Kitas dalykas, jis turi nuvykti, tai turi arba nuosavo automobilio arba viešuoju transportu. Su viešuoju transportu yra tokia įdomi situacija, nes visgi transportas, įgytas žemagrindis transportas pakankamai yra neblogas šiai dienai. Tai tikrai yra šis klausimas, galima sakyti, išspręstas, bet vis tiek asmenys ypatingai su judėjimo negalia negali pasinaudoti tuo transportu, nes išėję iš namų yra nesutvarkyti šaligatviai, takai, jie tiesiog negali patekti iki to transporto ir atvirkščiai išlipę iš transporto pasiekti įstaigos. Tai kitas dalykas, jis turi surasti įstaigą, pasiekę įstaigą turi ten tiek horizontaliai, tiek vertikaliai judėti, turi būti atitinkamas bendravimas, kas irgi labai svarbu, ir sėkmingai grįžti. Tai vat šioj vietoj mes turim žiūrėti sistemiškai, o kalbant apie gydymo įstaigas, iš tikrųjų buvo nemažai pasakyta dar renovuojant tokių esminių pastabų ir ypatingai kas susiję su slaugos skyriais ir kur demencija sergantis pacientai, nes buvo tokių smulkių, bet labai svarbių dalykų numatyta nelabai gerų, bet kurios labai lengva pataisyti ir tas buvo pačiu laiku sutvarkyta, pataisyta. Tiesiog kiekviena įstaiga buvo vertinama atskirai. Nes pavyzdžiui, centro poliklinika Pylimo gatvėj, tai irgi, kas liečia patekimą, ten yra sunkumas patekti su vežimėliais. Dėl to yra numatyta statyti platforminį liftą. Dabar, kiekviena įstaiga išanalizuota atskirai, blogiausi taškai, tiesiog atkreipiamas į juos dėmesys, kad juos sutvarkyt, bet sistemiškai tikslas yra orientuotas dabar į registratūros. Gan plačiai aš čia tai. Jo, tai aš gal irgi kaip Almantas prašo atskirai informacijos, tai jeigu turit iš tikrųjų ypatingai kas liečia mūsų įstaigas, tai labai prašyčiau tada irgi pasidalinti dar papildomai tą informaciją, kurią jūs turite, ypatingai jeigu kažkokios yra įstaigos, kurios turi kažkokių netitikimų ir ką galima, sakykime, greituoju būdu ar negreituoju būdu tiesiog išspręsti, kad visiems žmonėms iš tikrųjų būtų lengviau. Tai ačiū dar kartą. Gerai, ačiū. Ačiū, Rasa, ačiū, Ana. Lina, gal tada fiksuokim, kad Anai kažkaip vienu laišku surašytumėm, ko mums iš jos reikėtų, kad, žodžiu, kad nebūtų toks blaškymasis ir Almanto, ir Rasos. Tai Rasos buvo būtent apie sveikatos priežiūros įstaigų irgi pritaikomumą, aišku, dabar ką girdžiu iš Anos, pirmiausia registratūros, bet iš tikrųjų ir prieigos ir kas, žinau, kad tikrai yra daugiau daroma, tai tikrai ir su vicemerė esam kalbėję apie tai šitą informaciją ir tada be abejonės dėl būsto pritaikomumo ir gal kolegos iš Vilniaus būsto tikrai turi, manau, kad net nebejoju, kad turi ir pačią formą, kaip kreiptis, koks tas kelias. Man pačiai būtų įdomu sužinot, koks tas kelias, jeigu žmogus susiduria su tokiu iššūkiu, kur jis turi kreiptis, kiek tai užtrunka ir panašiai. Tai vat tokį gal tada, kad Anai būtų lengviau iš memo susirinkti ir tada mum atsiųsti. Lilija, prašau, jūs keliat ranką.
Aš irgi noriu labai padėkoti už išsamų pristatymą. Aš džiaugiuosi, kad neįgaliųjų konvencija yra jau pradedama įgyvendinti visur visaip. Ir be abejo atrandama, kad beveik niekas netitinka standartų. Kaip regėjimo negalią turintis asmo galiu pasakyti, kad biurokratija yra tokia, kad man lengviau suorganizuoti tarptautinę konferenciją, negu gauti asmeninį asistentą. Ir valstybė, kuri turėtų man mokėti kažkokią neįgalumo pašalpą nuo sausio mėnesio, jinai iki šiol man jos nemoka, nes kažkokio prašymo aš neparašiau, nors rašiau eilę jų. Ir yra be galo supainiota, be galo biurokratiška sistema, be galo nedraugiška, kai prašai atsiųsti elektroniniu paštu anketą, kurią reikia užpildyti tam, kad valstybė vykdytų savo pareigą. Jeigu aš nevykdysiu pareigos, valstybė areštuos mano sąskaitas, bet jeigu valstybė nevykdo 11 mėnesių savo pareigos, tai ten, reiškia, yra tokia tas dokumentas, kad ten, nežinai, aplamai su aukštoju mokslu žmogus, reiškia, aplamai, kas jie sudarinėjo ir ką ten iš vis, kokia iš to nauda, ką ten, kodėl tai yra taip, kodėl tai dubliuojasi, kodėl tai yra taip nesuvokiamai, nepatogu ir taip toliau, taip toliau. Tai kad džiaugiuosi bent jau, kad neįgaliųjų konvencija, bet aš norėjau atkreipti dėmesį į kitą klausimą, kad CEDAW konvencija, tai yra konvencija dėl visų diskriminacijos formų moterim panaikinimo, jinai buvo ratifikuota 25 metais Seimui, vykstant Pekino konferencijai. Moterų klausimais Pekino Jungtinių tautų pasaulinė konferencija. Tai vat, kodėl šito klausimo mes iki šiol absoliučiai nesam net iškėlę, nors tai yra, kaip jau minėjau, didesnė pusė visuomenės. 51% gyventojų, 53% rinkėjų. Ir dabar aš irgi norėčiau paklausti, aš čia girdėjau, čia tai yra šimtai tūkstančių, jeigu ne milijonas, išleista mokymam, visus apmokėm. Kiek savivaldybės darbuotojų, vat mūsų komisija jau veikia, buvo apmokyti apie smurtą prieš moteris. Ir kiek aplamai vaiko teisų specialistų ir socialinių darbuotojų žino, kas tai yra. Pavyzdys, prašau išklausyti, labai gerai, kad įrašome. Turime moterį, kuriai yra sulaužytos akidobės, nosies kaulai, pradurtas plautis, sulaužyti abiejų pusių šonkauliai. Vaiko teisų tarnyba Vilniaus miestas. Žodžiu, daro, kaip čia pasakyti, trumpai tariant, smurtautojas, kuris 2 vaikų akivaizdoje žudė tą moterį 2 paras, jis yra prileidžiamas prie vaikų, nes jis yra tėvelis ir jisai juos myli. Jisai joms, mergaitėm, 90 metų plauna smegenis, apie tai, kad jų motina yra prostitutė ir jai taip ir reikia ir taip ir turi būti. Ir va čia pas mus yra vaiko teisų apsauga. Tai yra tėvo teisų užtikrinimas toliau traumuoti savo vaikus. Apie tai, kad policija, kad tas žmogus yra neįkalintas, nesulaikytas, neareštuotas. Tai čia kitas klausimas. Bet suprantat, tai yra moterų žmogaus teisės. Bet tai yra ir vaikų, ir moterų, ir smurto, ir viso nusikalstamumo subrandinimo. Bet kažkodėl tai mes aš pati nesuprantu, kodėl. Gal galėčiau gauti atsakymą, kur dingo mūsų programa žmogaus teisų rėmimo. Kodėl neveikia smurto prieš moteris, aplamai smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris prevencijos ir pagalbos teikimo. Prašau, pertrauksiu, Ana, visgi. Tai labai prašom man apie tai pasakyti. Taip, universalų dizainą visgi mes dabar Anai užduodame klausimus, tai tikrai, jeigu turite su tuo susijusi klausimą, tai prašau dabar užduoti. Aš atleiskit, iš tikrųjų padėkojau jau. Ir kadangi yra kiti klausimai. Dabar klausimų atsakymų metas, būtent šitą temą universalaus dizaino, tai tiesiog konstruktyvumo labai prašau. Aš taip pat labai prašau konstruktyvumą ir labai prašau kitą mūsų susirinkimą paskirti tam, kas jau senai buvo žadėta. Gerai, dėkoju Lilija Henrika, dėkoju, grįžtame. Aš irgi turiu dar Anai klausimų, iš tikrųjų, kas susijęs su universaliu dizainu. Tai 2 labai svarbius momentus, Ana, užčiapėt būtent sauga, tai yra miesto saugumas ar ne apskritai, bet kokios ekstremalios situacijos atveju, ar ne. Ir iš tikrųjų pati matau kartais net projektuojami pastatai, administraciniai paslaugų, pavyzdžiui, tos pačios tualeto durys ar konferencijų mažų patalpų, ar ne, atidarimas, ar ne, durų į vidų arba į išorę, ar ne. Ir žinom, kad jeigu žmogus, tarkim, yra ratukuose ar panašiai, tai yra žymiai sudėtingiau tokiu atveju iš patalpos išeiti. Tai vat kaip mes irgi, ar mes kalbame su kitom, sakykime, institucijom, kai ypač vertinimas vyksta tų projektų, kiek yra atsižvelgiama į šitus dalykus, nes, iš esmės tai gali būti tiesiog gyvybės klausimas, kas, man atrodo, yra daugiau negu svarbu. Čia net nėra klausimo, tiesą sakant.
Ir kitas mano klausimas yra irgi, man atrodo, labai svarbus, ką rodyti iš lentelių, ugdymo įstaigos. Ir čia aš gal susijęju su būtent įtraukiuoju ugdymu, nes iš tikrųjų ta pyrago dalis jinai yra labai didžiulė. Be abejonės tai yra susijęs su finansavimu, tarkim, yra momentas, kur yra 1000-mečio programos mokyklos, tai ten jau kažkiek ir gauna būtent tas aplinkas susitvarkyti, bet iš esmės, ar mes turim kažkokius kriterijus, nuo ko pradėti, kur labiausiai mokyklom reikia tas, sakykime, prieigas, pritaikymą pradėti tvarkytis. Kokį mastelį iš esmės turim, nes taip, tas skaičius vienas plikas basas, jis toks tikrai didelis yra, bet gal nėra tokia jau tragiška ta situacija, tai vat jūsų vis tiek turi tuos duomenis ir matymą. Tai 2 tokie klausimai, jeigu galėtume. Ačiū. Tai kalbant apie ugdymo įstaigas, iš tikrųjų, kažkaip man, tiesiog irgi tokia tam tikra ir nuoskauda, ir nelabai suprantu. Esmė tame, kad, kadangi aš dirbu ir asmenų su negalia teisių apsaugos agentūroje ir būtent prieinamumo užtikrinimo skyriaus patarėja, tai esmė tame, kad yra finansavimas ugdymo įstaigoms per 2 programas. Viena programa nacionalinė yra 1000-mečio mokyklų programa. Ten, man atrodo, apie 10 mokyklų Lietuvoje dalyvauja Vilniuje, pagal šią programą. Ir kita dalis yra atskirti patyrintiems vaikams. Čia yra švietimo mokslo sporto ministerija tą programą vykdo. Ir pagal tą programą visos mokyklos projektai turi būti derinami su ANTA. Ir aš esu šitą klausimą atsakinga ir praktiškai visos Lietuvos mokyklos, kurios kreipiasi ir gauna finansavimą būtent prieinamumui didinti, tai visus tos projektus aš derinu. Ir man labai kažkaip iš vienos pusės liūdna, iš kitos pusės nelabai suprantu, bet nei karto iš Vilniaus miesto, joks projektas dėl mokyklų tiesiog nebuvo nei konsultuojamasi, nors jau per visus metus ne vieną kartą apie tai buvo sakyta, bet matyt Vilniaus miesto architektai tvirtai jaučiasi, kad viską žino. Ir kitas klausimas, aš nežinau, bet iš kitos pusės, nes pagal tą tvarkos aprašą, tai čia eina irgi per struktūrinius irgi fondus, kur švietimo ministerija duoda pinigus, tai iš tikrųjų galbūt Vilniaus miestas ir nedalyvauja toje programoje, nes ten yra kaip ir privaloma derinti. Tai va, tai čia... Man sunku atsakyti šitą klausimą, nes aš viena, tai visus ryčių taip... Suprantama. Aš tiesiog man norisi irgi užčiuopti tą vidų, kaip vyksta ar apskritai yra derinamas, nes man atrodo, tai yra vieni esminių dalykų, ypač tai, kas susijęs su fiziniais pastatais ir apskritai apie tą pačią infrastruktūrą mieste žiūrint, tą pačią Neries krantinę paėmus, pati tikrai daug vaikštau po miestą ir kai tu matai, kad nauji laiptai statomi, bet žmogui, kuriam reikėtų ar mamai su vežimėliu, tai tiesiog jinai turi 0,5 kilometro eiti toliau, tam, kad jinai galėtų pasinaudoti jai patogiu keliu, bet ką tai reiškia? Tai reiškia ir laiko sąnaudos, ir ilgesnis kelias ir panašiai. Tai arba išvis būna net tokių nuolydžių nėra padaroma ir tik tai susivokiama, kai jau projektas būna pabaigtas. Tai kažkaip apie tos pačius bortus, kur dabar čia visas miestas su perdarinėjimais bortais, nes tiesiog neįmanoma nusileisti priėjus prie perėjos elementariai. Tai yra ta problema. Aš atsiprašau, Ieva, prisiminiau, tai galbūt jūs man tą memo irgi užrašykit, nes šiaip buvau padarius ir pristačius švietimo specialistams. Man atrodo, čia kažkada vasaros bus duomenys, pilna analizė ugdymo įstaigų. Gerai. Pagal prieinamumą. Čia labai svarbu.
Nes va tą visą analizę aš galėsiu, nu, ta prasme, matysit, kokia yra reali situacija, kur yra, nu, kur reikia padirbėti, kur yra pakankamai gal ir neblogai. Bet šiaip, nu, man pačiai įdomu, kodėl nu, iš būtent Vilnius miesto švietimas projektuoja, remontuoja, kažką daro, bet nei karto nesikreipia. Gerai, administracijai, kaip sakant, rekomendaciją žmogaus teisų komisijos tikrai pateiks, nes nu, tai yra svarbu. Tai yra svarbu ir viduje, tarp kitko, kalbėtis, nes, nu, kažkaip aš, kodėl irgi tiesą sakant ir norėjau, kad šitą temą šiandien mūsų komisijoje pasikalbėtumėm, nes tiesiog matau, kaip yra apleidžiamas iš principo universalių dizainų principų taikymo ir įgyvendinimo mieste tas momentas. Ir liūdna, nes mes pamirštam, kad įvairių žmonės mieste gyvena. Tai yra apie tai. Tai kolegos, ar dar turime Anai klausimų? Kas dar turėtų? Prašau, paskutinis šansas kelti ranką ir paklausti. Matau, kad nėra. Tai ačiū labai, Ana. Tuomet Lina mūsų surašys trumpą, žodžiu, ką vat, ir gerbiamas Almantas, ir gerbiama Rasa jau sakė. Tai ir dėl švietimo, būtent ugdymo įstaigų, kad tuos duomenys irgi susirinkti ir komisijos narys pasidalinti. Tai ačiū tuomet dar kartą. Ačiū labai. Geros dienos. Geros dienos viso. Tai kolegos ir Lina, tai šiandien, jeigu galim, tada Anai išsiųskim tą trumpą memo, kad jinai tada jau turbūt rytoj pasidalins visom tom prezentacijom ir duomenim, nes manau, kad ir su Vilniaus būsto kolegom turės užsiklausyti, nemanau, kad turės visą medžiagą po ranka, nes tikrai, man atrodo, užčiapiam svarbius momentus ir matom, kad situacija nėra visai tokia, kokia galbūt įsivaizduojame, kad turėtų būti, ar ne? Tai gerai, tuomet kolegos dar paskutinis klausimas, kiti klausimai. Ir šiaip gal dar tada prašysiu kokį 10 minučių likti, noriu padiskutuoti jau tada po posėdžio, žodžiu, ne viešai apie kai kurios klausimus, tai ir dėl tolimesnio darbo organizavimo. Tai tiesiog, kad jau kas nebenori likti posėdėje, tai tada galės atsijungti, o kam dar aktualu ir turit pasiūlymų, tai tada labai kviečiu likti. Tai jeigu dar prie kitų klausimų, tai dar turim kokį 10 minučių ir po to dar 10 minučių prašysiu pasikalbėti. Tai jeigu kas dar turit, prašau. Jeigu ne, tuomet Lina posėdį baigiame ir tada Labai turiu. Prašau, rankos. Tikrai labai turiu. Tai kadagi mes galų gale išgirsime apie žmogaus teisų rėmimo programą ir jos įgyvendinimą. Ir apskritai, kiek kartų mes jau ketinom tą daryti, apie efektyvumą ir aplamai apie mūsų, nežinau, principingumą kažkokį. Aš jau nebesuprantu. Taip, tai prašau, man dalyvavo tenam posėdėje, bet buvo pristatyta vicemerė, kur buvo, kad yra 2 momentai. Vienas dalykas, ne apie programą, dabar mes, žodžiu, ne programą organizuosim, o yra 2 momentai. Strategija, kuri yra ilgalaikė, tai yra 3 arba daugiau metų, tai yra kitaip tariant, kad jinai turėtų tęstinumą net ir pasibaigus kadencijai šiai. Ir kitas dalykas, tai yra tas trumpesnis kelias, kaip kalbėjom, kad NVO galėtų labiau ateiti padėti su įvairiais mokymais ir panašiai būtent tam tikrose srityse, pastiprinti ir tiek švietimą, tiek tos pačius medicinos, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus su žiniomis, kurių jiems trūksta. Tai kaip ir pas vicemerę kalbėjom, tai yra per tiesiog konkursus. Tai kol kas pas Laurą, Liną ir vicemerį yra šitas failas, kol kas nesu gavus dar informacijos, kaip ten juda, bet sutarimai yra padaryti. O kada mes kaip komisija pamatysime turinį, nes jau aš esu deleguota, nežinau, prieš pusę metų padėti su turiniu, nes kai mes pamatom turinį, tai moteris dedame lygybę ženklus su benamiais. Tai dovanokit, jeigu mes esam žmogaus teisų komisija, tai mes taip pat turim turėti įtakos, kad iš tikrųjų ne administracija turbūt, bet politinio lygio komisijos komitetai ir aplamai ir tarybos nariai formuoja turinį, o administracija tai turbūt jį išpildo. Ar aš kažką netaip suprantu apie savivaldą?
Taip, Tai mes- gerbiama Lilija, bet mes turime ir nei vienas iš čia esančių komisijos narių, atsiprašau su visą pagarbą, bet net nebejoju, vienas pats jokios programos, konkurso taisyklių ar panašiai neparengs. Tam mums reikia Kalbos nėra, administracijos taip. resurso pagalbos. Taip, Tai, bet mes tą jau tam du turi metus, būti Ieva, aš labai bendradarbiavimas ir atsiprašau. patarimas. Nu, bet atsiprašau, nu tai yra irgi ir mano atžvilgiu nepagarbu, tai ką aš nežinau, bet mes 2 metus tą patį mazolinam ir kalba eina apie tai, kad turinį daug kartų esame susitarę, protokoliniai sprendimai įrašomi visam Vilniui, apie tai, kad mes turim prižiūrėti turinį to dokumento, kuris vadinasi, yra kažkaip susijęs, net nežinau kaip vadinasi, su žmogaus teisių klausimais ir visa jų įvairovė, kad mes vėl neatsidurtumėme atskirtyje pagal socialinių paslaugų įstatymą, ko nereikia dubliuoti. Tai bet Tai aš kada dar mes kartą turėsim? Aš dar kartą pasikartosiu, ką mes jau apkalbėjom ir kadangi esam labai susijęs su vicemerės kūruojamomis sritimis, tai su jie ir kalbamės. Tai yra pirmiausia 2 įrankiai - strategija, ilgalaikis dokumentas ir kitas yra konkursai. Tai tam yra ruošiamasi ir kaip sutarė manam posėdį, prioritetas yra deklaracija, susitvarkome ją ir einame į naujus metus su konkursu. Tai, Aš man kalbu atrodo, apie buvo turinį, Ieva, aš aišku. atsiprašau, apie turinį. Tai turinį Kad- pateiks administracija. Ir jisai Jeigu bus galutinis. norite, galite, gerbiama Lilija, visada turite teisę parašyti gerbiamai vicemeriai ar kitiem kolegom, kurie su tuo dirba ir tiesiog irgi parodyti, kad rūpi. Tai Aš manau, labai kad atsiprašau, aš kreipiuosi į jūs, Ieva, kaip į komisijos pirmininkę. Jeigu ta iniciatyva išėjo iš komisijos ir jeigu, sakau, mes turim jau visą eilę protokolinių sprendimų apie tai, kokie klausimai turi būti vis dėlto tenai svarstomi, tai gal galėtume paprašyti, irgi labai prašau tą užprotokoluoti kitam susirinkimui, kad mums būtų pateikta tas strategijos turinys ir kad mes galėtumėm kaip ekspertai savo sričių reaguoti ir padėti administracijai suformuoti teisingą strategiją. Kad mes numarinom žmogaus teisių rėmimo programą, turim pripažinti, gerai, galbūt taip atsitiko. Galbūt taip atsitiko, neieškokim kaltų. Tačiau dabar, kada mes turim kitą dokumentą, kuris jau eina per administraciją ir neturėti jokio ryšio su jo turiniu, aš laikau, kad tai yra neatsakinga. Už tai labai prašau. Aš matau, kad mes tiesiog kalbam dviem skirtingom kalbom. Strategijos Man ruošimas gaila. nėra per kitam posėdžiui, tai yra per mėnesį paruošiamas turinys. Be abejonės tai yra ilgalaikis dokumentas. Tai sutarimas toks ir yra tiek su vicemerė, tiek su administracijos kolegom, kuriem yra paskirtas šitas darbas, derinti turinį su komisija. Bet, tikrai kažkaip protingumo kriterijais vadovaudamėsigi suprantam, kad per mėnesį tokie dalykai negimsta. Taip, bet mes jau esam pateikę tą turinį. Ar visa tai yra absoliučiai išmesta į šiukšlyną? Ne, jis yra. Aš tikrai žinau, kad administracijos kolegos tiek vicemerė tą turinį yra priėmę. Ir jisai tam tikromis dalimis greičiausiai bus integruotas, nes tai yra tikrai didelis darbas padarytas, bet tikrai tai nėra tik tai ta dalis. Žmogaus teisės yra apie labai daug sričių. Ir tuos pačius benamius, ir moteris, ir LGBTQ bendruomenės narius, ir žmonės su negale, ir begalė kitų, ir užsieniečius. Ir tikrai man kažkaip norisi net ir mūsų komisijos darbotvarkę padaryti, ne kelių klausimų darbotvarkę, mes tikrai mieste turim, daug tų temų ir tikrai labai kviečiu kažkaip, labai džiaugiuosi, kad tikrai turime komisijoje narių, kurie tikrai tvirtai stovi už savo ekspertinę sritį, bet labai kviečiu turėti ir to, suvokimo, kad tikrai labai plačiame bare mes darbuojamės. Tai kolegos, viskas, tuomet šiuo atveju turbūt pabaigėme, ar ne, įrašą ir tada dar 10 minučių apie ateities tuos klausimus ir planus. Tai Lina tada stabdo.